Aš esu Daiva Šlajienė. Šiuo metu galėčiau pristatyti save kaip akvarelistę. Akvarelė kaip toks reiškinys yra ir labai tam tikrą prasme prabangus. Jo tarsi pradžia tos akvarelės buvo tarsi, kad užsiimtų moteris kažkokia tai veikla anksčiau, ar ne, praeitam šimtmetį, sakysim. Bet jie išaugo į tokį profesionalų dalyką, kad ir vyrai dalyvauja, ir moteris dalyvauja. Kartais akvarelė būna labai plastiška, kartais jinai būna labai iliustratyvi, labai įvairi ir šiuolaikiška, ir tuo pačiu toksai žaismas šviesos, vandens ir spalvos. Tai vat aš taip myliu tą akvarelę, va tokią. Ir mano pačios akvarelė yra ganėtinai kontrastinga, ganėtinai ryški ir tuo pačiu liejimo daug. Ji iš tikrųjų kitokia, man yra, net kai kurie dailininkai sakė, tu kitus klausimus sprendė akvarelė negu įprastai tradiciniai. Taip, bet aš žaviuosi bet kurią akvarelę. Man ir jautri, subtili, graži ir aš vertinu menininkus, akvarelistus, lygiai tas pats kažkokia iliustratyvi ir sausa, bet jinai išieškota iki galo ir, sakysim, yra labai laisvai liejama tokia akvarelė, labai, mano tokia tarsi dermė tarp laisvo liejimo ir tuo pačiu šiokio tokio lyg sustojimo ir mokėjimo kažkokią detalę padaryti sausiau, bet spalviniai intensyviau, kas man svarbu, ir vėl pereiti į tą tokį liejimą, kuris neįsipareigoja kažką nupiešti konkrečiai. Vat akvarelė ką turi? Ji gali dėti sluoksnį ant sluoksnio ir matytis ir apatinis sluoksnis, ir viršutinis, ir dar viršio, ir kiek nori tų sluoksnių gali dėti, jie persimato. Nei viena kita technika tapybos neturi tos galimybės. Ten jau tepama spalva, maišyta konkrečiai tuo tikslu, o čia gali žaisti permatomumų ir jis įveda paslapties, įveda planų. Pirmas planas, antras, gali nutolinti, gali aktyvinti, gali šalia lieti jau kitaip, kaip kad aš ir darau, tą tokį truputėlį kelių stilių suvedimą, taip kaip man reikia pasakojimui. Bet jeigu apie akvarelę toliau kalbant, turėjom nuostabų mokytoją Algirdą Lukštą, tai Kaune tai tikrai jį visi žino. Ypatingas žmogus ir dabar vyksta jo atminimui plenerai ir mokiniai jo buvę susirenka jo mamos gimtinėje ir ten vyksta tokie gražūs plenerai, po to mes darom parodas jo atminimui. Pasakysiu taip, mano paveikslai tai yra tai, ką aš sukuriu žodžiu arba mintimis, kažkoks teatras. Ir tada aš jame dalyvauju. Aš lieju ir gal kažką pakeičiu. Bet visada yra siužetas, visada yra tokia teatriška nuotaika. Aš nuo to negaliu atsiriboti, nes aš pati tokia mėgėja visokius scenarijus susikurti. Ir tose paveiksluose aš gyvenu. Aš jums galėčiau papasakoti kaip istoriją, netgi kartais parašau keletą kokių tai tezių arba iš tikrųjų gražų po kokį pasakojimą. Tarpukaris, Kaunas. Tai buvo karjerą padaręs skyriaus viršininkas. Nelaimėlis ištiktas amžiaus krizės nubėgo didesnį lanką nei bet kuris kitas šio balto trapaus porcelianinio kūno gerbėjas ar moteriškų keliaraiščių kolekcionierius. Dabar paliktas už miegamojo durų, jis rankomis parėmęs galvą svarstė, kada tai banaliai liko laukiančių. Teatras. Ir spalva, ir forma, ir judesys, ir tas suliejimas, kur reikia, kur nesvarbu jisai nueina į kraštą. Kada aš einu į teatrą, aš jaučiu tokią kažkokią prabangą, tokią gražių medžiagų kažkokį tai kritimą, kvapą, tokį gerų rūkalų, kavos ir tokią aplinką. Ir šiek tiek dulkių kvapų, bet man tas viskas taip susiveda į tokį vientisą, kaip sakyti, dalyką, kad aš žaviuosi. Daiva, o esi dėstytoja ar mokytoja? Mokytoja. Mokytoja. Labai dėl to džiaugiuosi. Dirbu toje pačioje mokykloje, kurioje pati mokiausi. Ir graži veikla tos mūsų mokyklos iš tikrųjų. Mes globojam tos vaikus. Mes mokykloje padarom rugsėjo 1 tokias gražias. Jūs net neįsivaizduojat. Nieko, kaip mūsų ūkio ministras, mes jokiais vadinam savo ūkio dalies pavaduotojas, sako, kodėl kitose mokyklose normaliai ateina direktorius, pakalba ir pasibaigia rugsėjo 1. Pas mus dekoracijos, vaidyba. Bet reiškia, mes, pavyzdžiui, Tubelio name esame. Ir tas Tubelio namas tai buvo ministras pirmininkas, reiškia, tarpukario Lietuvos ir pasistatė tą namą ir mes tame name, pavyzdžiui, atkūrėm idėją, pavyzdžiui, rugsėjo 1. Tubelis pasikvietė svečius, apsirengė. Tubelienė gražiausia, Tubelis visas kaip atrodė. Pavyzdžiui, paskutiniai metai buvo
Paryžius, Eifelio bokštą pasidarėm, nusipaišėm, pasidarėm, išsikirpom. Tai ir atėjo direktorė, pažiūrėtų to, kad jinai ką nors pasakytų kalbą, aš jai suradau tekstą, kur dainuoja prancūzė su didžiausiu tarimu. Jinai išėjo ir ką, jau mokytoja direktorė kalbės ir jinai dainuoja. Jinai žiopčioja taip, kaip dainuoja. Žinok, pradžioj tėvai pagalvojo, kad jinai dainuoja. Bet paskui mes visą iš to motyvą darėm. Paskui atsirado, Degačia buvo toks dainininkas, atsirado balerina. Ten mergaitė dainuoja tą pačią dainą, ten dainam apie Prancūziją, apie Paryžių, apie motyvą. Ir dainuoja tą mergaitę, kaip balerina, dar moka šokti, labai gražiai pašoko. O tas Degais turėjo tokį įprotį, kad reiškia, jisai nutapydavo darbą ir padovanodavo arba parduodavo. Man atrodo negražu. Ne, dar reiktų pataisyti. Jis ateina savininko neklausęs, pasiėma paveikslą, savininko žiūri, nėra paveikslo. Finaliai jisai nusineša namo, pataiso pagal save, tai gali būti labai didelis pasikeitimas ir grąžina paveikslą. Tai paskui jau sakė, tie, kurie pirkdavo, prikaldavo prie sienos paveikslą, kad jisai nepasiimtų. Vyras irgi yra menininkas. Taip, vyras yra grafikas. Gal mes nesam tokie labai savi ir laikantis tokiais dideliais kažkokiais tai labai menininkais. Mes tokie, kur, vat mūsų toks gyvenimas.